Sveiki, aš Austėja šiandien vėl kviečiu jūs keliauti laiku į praeitį, kur sužinosime, kaip mūsų protėviai matavo ne tik svorį, bet ir atstumą. Taip pat išgirsime archeologų teorijas, kas buvo slepiama viduramžių saugykloje, bei suprasime grūdo svarbą. Čia tas pats žmogus, ta pačia vaga antrą svarelį. 2 svareliai per dieną ir taip pačiu lygiai. Masyvumas, dieve. Tokio dydžio mes neturim, jie visi dvigubai mažesni. Jie visi stilistiškai labai panašus, bet svoris koks. Su tokiu masyviu kryžium tai aš nemačiau. Nu, aš tokių didelių mačiau Latvijai, bet šitas ypatingo sunkumo. Čia kažkokie labai įdomiai matavimo sistemai naudotas, jeigu toks didelis. Ekspozicinis daiktas. Tikrai ekspozicinis, šitas tai jau be jokių abejonių. Per Kernavės buvusio aukštutinio viduramžių miesto teritorijos žvalgymą aptiktas svarstyklių svarelis tik patvirtina tai, kas buvo žinoma. Protėviai svorio matavimo sistemas ir svarstykles naudoja ne tik viduramžiais, bet ir ankstesnėse epochose. 2020 metais Liepą Kernavėje atliktas paprastas, tačiau labai įdomus su kita viduramžių matavimo sistema susijęs eksperimentas – atstumas. Eksperimento tikslas – nustatyti, ar tikrai numatytoje vietoje 14 amžiuje buvo didiko Sidaro sodyba. Kryžiuočių kelių aprašymuose yra paminėta, kad minėtas Sidaro kiemas yra per 2 šauksmus nuo Karaliaus pilies, tai suprask nuo Piliakalnio. Ir kas yra įdomu, kiek bandėm rėkauti, tai maždaug toks taip ir išeina, per 2 klyksmus galima susišaukti. Tai įdomu, kad 14 amžiui rėkdavo taip pat garsiai kaip ir 21. Tai vieta, kur per eksperimentą iš tarpininko perimtas nuo Piliakalnio atskriejęs antrasis šauksmas. Grikių laukų pridengti archeologiniai objektai aptikti kitu, kur kas sudėtingesniu būdu. Ariamas laukas Semeniškių kaime su įtartinais tamsesniais plotais archeologų įvertintas vizualiai. Po to žvalgytas pasitelkus metalo detektorių, klubo Mink narius bei magnetometrą. Surinkti duomenys padėjo apsispręsti, kokiose vietose vykdyti detalius archeologinius tyrimus. Jau po pirmojo tyrinėjimo sezono aiškėjo, kad akmens ir bronzos amžiuje čia būta gyvenvietės. Tautų kraustymosi laikotarpiu bendruomenė čia įrengė panteoną mirusiems ir juos laidojo pilkapiuose. Nusikėlę į viduramžius, šioje vietoje išvystume surestus medinius gyvenamosius namus ir ūkinius pastatus. Sudėlioti visą praeities epochų mozaiką vienos perkasos nepakako. Aptiktas pilkapis jau buvo ištyrinėtas, kai archeologai nusprendė patikrinti dar kelias įtartinas vietas. Vienos iš ryškesnių tokių elektromagnetinio anomalijų vietoje nusprendėm atlikti archeologinius kasinėjimus. Tiesą sakant, iš pradžių mes manėm, kad galbūt tai yra mirusių kremavimo vieta, nes yra pilkapiai, pilkapynas, degintiniai kapai, o kremavimo vietos nėra. Tai taip mąstėm, kad galbūt vienoje iš geofizinių būdų aptiktų anomalijų aptiksim tą deginimo vietą. Jos neaptikom, bet aptikom ne ką mažiau intriguojantį objektą. Perkasoje išryškėjęs tamsesnis kultūrinis sluoksnis buvo visiškai kitoks nei ištirtoje pilkapio vietoje. Čia aiškus apskritimas rodė pilkapio griovį, tuo pačiu ir viso pilkapio diametrą. Tamsesnė dėmė gretimoje perkasoje turėjo formą, tačiau atidengėjant sluoksnį po sluoksnio tapo aišku, kad nei dėmė, nei aptikti radiniai su laidojimo paminklu nesusiję. Viduramžių keramikos fragmentai, molio tinko gabalai, suskaldytų medinių lentų įspaudais. Archeologinę praktiką atlikę Vilniaus universiteto studentai ryšį su praeitimi galėjo bandyti užmegzti, perbraukdami pirštais per molyje paliktus protėvių pirštų spaudus. Tokie pilkapiams nebūdingi radiniai siūlė kelti kitas tiriamo objekto versijas. Tai reiškia, kad kažkur greta viduramžiais buvo sodyba, galbūt ta pati kryžiuočių kelių aprašymuose minimas Sidaro kiemas, bajorkėmis.
Tik tiek, kad pastatai jau ryšium su vėlesniais arimais yra visiškai sunaikinti, o tai, kas buvo tos struktūros, kurios įleistos giliau po žemė, įgilintos, jos išliko ir vieną iš jų mums pavyko aptikti. Archeologijoje dažnai taip nutinka, kad ekspedicijos vadovo numatyto objekto tyrimo laiką koreguoja pats objektas. Ir šiuo atveju kultūrinis sluoksnis arba žmogaus veiklos pėdsakai vedė gilyn. Šalia perkasos augo ištyrinėtos žemės krūvos, o dugne ėmė ryškėti sudegusio medinio pastato kontūrai. Tai yra giliai, bene porą metrų į žemę įgilintas rūsys, tiksliau duobė. Toje duobėje įrengta iš lentų uždara konstrukcija, tokia dėžės pavydalo, viduramžių saugykla. Kažkokių tai produktų saugykla yra unikali tuo, kad labai gerai išliko. Išliko dėka to, kad matyt sodyboje, galbūt net kryžiuočių puolimo vietų, vyko gaisras ir visas medinis konstruktyvas sudegė. Tai iš esmės mes ką radom, tai tik tais anglių pavydale, bet jau tai mums leidžia gana tiksliai rekonstruoti pačią medinę konstrukciją, kaip jinai atrodė. Tikrai atsiskleidė daug naujų faktų apie, kaip sprendžiam, 14 amžiaus, matyt, maistui saugoto objekto konstruktyvą patį. Yra išlikusios sieninės lentos iki 40 cm, grindys išklotos taip pat lentom panašaus pločio. Įdomus momentas pats kampas, užglaistytas konstrukcijos molio tinku, matyt, kad vanduo nesisunktų. Tiesiog džiugu yra tai, kad sutapus aplinkybėm, kadangi šitas objektas buvo, matyt, padegtas ir dėka to anglių tiesa pavydale, bet jau mes matome, kaip atrodė realiai. Liūdna tik tai, kad labai tikėjomės, kad kažką dugne aptiksim, kažkokių artefaktų ar ekofaktų, kurie mums pasufleruotų, kokiagi buvo panauda šio objekto, koks tikslas šios sodybos, šio vienkiemio savininko 14 amžiuje buvo įsirengti tokią, netgi slėptuvę galima būtų pavadinti. Labai įdomu vien tuo požiūriu, kad iš šito laikotarpio mes tokių objektų taip gerai išlikusių nesam radę, bet to labai sudomino ir turinys. Jo turinys iš esmės atspindėjo tą vieną tragišką dieną, tai yra tai, ką bajoras savo sodyboje laikė, ką jisai buvo susandėliavęs. Ir šiuo atveju tai yra gausybė grūdų, ne 1 kilogramą surinkom sudegusių grūdų, buvo atlikti tyrimai, konstatuota, kad tai yra rūgiai, gan švarūs rūgiai. Taigi aptikom sodybos tam tikrą zoną, sandėliavimo zoną. Man, tikiuosi ir jums, žodis rūgiai visų pirma asocijuojasi su žodžiu duona. Saugykloje ar slėptuvėje suberti grūdai tikėtina ir buvo skirti šios svarbaus produkto gamybai. Gyvosios archeologijos renginiuose rekonstruktoriai dažnai demonstruoja patį ankstyviausią duonos, tiksliau paplotėlių kepimo būdą. Tešlai naudojami kviečiai, avižos, miežiai. Į auginamų ir vartojamų grūdinių kultūrų sąrašą rūgiai pateko kur kas vėliau. O norint iškepti rūginę duoną, reikia turėti krosnį. Ištirtuose Semeniškių kaimo laukų plotuose krosnės nepavyko aptikti. Tačiau eksperimentą su atstumo nustatymu pasukus priešingai, 2 šūksnius pamatavus ne nuo Piliakalnių, o nuo Sidaro kiemo, pasieksime ne tik kryžiuočių kelių aprašymuose minimą Karaliaus pilį, bet ir miestą slėnyje. Prieš 4 dešimtmečius čia vykę archeologiniai tyrimai suteikia informacijos ir apie tuo metu gyvenamuose namuose įrengtas krosnis. Klasikinės tokios kupolinės krosnis, kurias randame Kernavėj kiekvienoj tyrinėtoj sodybai. Kartais ta krosnis geriau išlikusi, kartais blogiau, bet mes labai nesunkiai jas galime rekonstruoti, ką ir padarėm, nes žinom ir jų dydį, ir kaip jinai buvo padaryta, ir kad net karkasas buvo medinis, ir paskui buvo plūkta. Na, viskas atitinka tą etnografinę medžiagą. Labai artima tai
tradiciniai aukštaitiškai ar žemaitiškai duonkepiai, kurie išlieka ir etnografinėje medžiagoje. Yra ir tas papečkis, ir tas įrėminimas, ta platforma su masyviu pamatu, ant kurios yra iš molio supluktas kupolas. Ir tokiam įrenginį, reiškia, tai yra dūminė pirkia, joje dūmai išeina pro praderas durys arba pro langelį ar viršų stogo tenai, bet mes ją iškūrenam ir mes joje galime iškepti puikiausiai kepalą duonos. Rūginės tenai, kvietinės kokios norime. Tai va, ir 13 ir 14 amžiuje mes tokius objektus turime. Edita ir Gintaras krosnį pradėjo kūrenti nuo pačio ryto. Drobė uždengtas kubilas atnešamas arčiau, o jame rūginės duonos tešla, tokia pati kaip 13 ar 14 amžiuje. Tiesa, duonos kepimo eksperimentui ketinome panaudoti ir rekonstruotame juvelyro name esančią krosnį. Tai ne maketas ar butaforija. Krosnis atkurta pagal Kernavės miesto archeologinius duomenis. Ne kartą išbandyta, o per bandymus įsitikinta, kad ji puikiai funkcionuoja. Gintaras neabejojo, kad duona tikrai iškeptų, tačiau į krosnį tilptų tik vienas kepaliukas. O paruoštos tešlos turime gerokai daugiau. Tad pasirinkome kieme stovinčią talpesnę krosnį. Ir dėl šio sprendimo netrupučio nesigailėjau. Ypač po to, kai pabandžiau žarijų ir pelenų valymo vaizdą vykstantį lauke perkelti į ankštą juvelyro namą. Principas yra tas pats, ar viduje, ar lauke, tik tais gal skirtumas toks, kad viduje malkų mažiau reikia, nes reikia mažiau kūrent. Šitą lauke, kad iškūrent, reikia kur kas labiau įkūrent, įvertinus tai, kad jinai vėsta daug greičiau nei paprastai. O duonos kepimo būdas yra vėstančios krosnies principas. Tai čia jau tikrai ne vienam kepalui tada, jeigu šitiek darbo. O taip. Čia jau turėtų visam kaimui užtekti duonos. Šeima 7, 8, 10 žmonių, 5. Kiekvieną dieną žmogus suvalgo maždaug apie 1,5 kilogramo duonos, suaugęs. Krosnis namuose yra pastatyta tokia, kokia yra pastatyta. Kiek žmogus galėjo sau leist pastatyti kokią didumo krosnį, nes tai yra gana rimtos išlaidos. Kubilas yra suderintas su krosnės dydžiu. Aha. Tai yra, kiek į krosnį telpa, toks yra ir kubilas. Jo, Aha, jis gali būti didesnis truputėlį, bet į krosnį daugiau neįkiši. Duonelės. Tai va, taip, kur mūsų miltai, štai jie. Išlaviau su pušinė šluota, nes eglinė labai greitai subyra. Čia yra patikrinimas, kaip įkaitus krosnis. Aha. Ir ką mes turime matyti? Mes matom, kaip greitai miltai pradeda skrust. Aha. Tai? Aha, iškart juoduoja. Jo, taip. ir jeigu, ir pagal tai, kadangi viskas yra paremta pojūčiais, tai pagal tai aš jau iš patyrimo žinau, bet netgi dabar, ranką laikydamas aš jaučiu, kaip maloniai karšta. Aha. Ir suprantu, kad kiek yra krosnėje karščio. Ir to karščio dabar yra krosnėje užtektinai. Mes gerai iškūrenam. O. Šiandien krosnis man labai patinka. Žodžiu, jinai yra gera. Gerai. Tai kai krosnis įsikūrena, mes sukamės labai greit, nes jinai vėsta. Todėl pirmieji kepaliukai gaus didžiausią karštį, taip, o paskutiniai, aišku, gaus mažesnį. Tai dėl to sukamės greitai. Šiaip visais laikais, aišku, kepaliukai būdavo tiek, kiek ant šitos ližės telpa, maždaug apie 3 kg dydžio. 3-4 kg, nu maždaug, tarp 2 ir 3, sakyčiau, taip, toks, kadangi savo kepant, neapsimoka žaisti su tokiais mažais, paprastai kepdavo didelius. Jau tos tokius šventinius. Kadangi norim, kad tilptų kuo daugiau, tai šaunam ir su atsarga, šaunam pirmą kepaliuką. Aha, štai. taip iki pat beveik galo. Jep.
ką mesgi čia dabar darom? Mes imam tešlą ir bandom jos nesuspausti. Bandom padaryti ją tokią, kiek jinai ten iškilo ir burbulų, kiek prigamino ir pabandyti taip ir ją suformuoti, kad nesugadint jo struktūros. Jeigu per daug suspausim, struktūra pasikeis ir jis nekeps tada. Taip, ir jinai bus tokia, neiškeps, iš tikrųjų, čia yra oro daug joje dabar ir jinai tokia bus putli, o jeigu suspausi, bus negerai. Tai čia kiekvienas duonkepis turi pajausti rankomis. Tai Be abejo. Momentą, kada jau sustoti. Dėl to rankos yra drėkinamos, dėl to yra viskas užglaistoma, tam, kad nesprogtų kepalas, padaromas glaistas toksai ant viršaus. Į krosnį tilpo 18 kepaliukų. Duona pašauta, krosnės dangtis uždarytas. Ant kubilo sienų ir dugne raugo likučiai. Kas toliau? Negi čia dabar viską metam lauk, plaunam. Mes sugrandysim šitą likutį ir pasiliksim kitam kepimui. Ir taip nuo kepimo prie kepimo, tam, kad iš milto pasidarytų duona, čia dalyvauja apie 20 rūšių mielių, mieliagrybių ir bakterijų. 20 rūšių. Jos ten viena kitą keičia, viena kitą padeda, nugesina ir, žodžiu, per tą procesą trumpą, ar ne, čia kol rūgo, įvyksta visas kosmosas. Tai čia yra dar milijonas detalių, kurios yra be galo svarbios. Pradedant nuo kubilo, tai yra ąžuolas, tai yra rūgimo procesas, tai yra taninai, tai yra medžiagos, kurios neleidžia pelyti kubilui ir, žodžiu, darytis ten kultūrai, kurios mums nereikia. O čia yra dabar likęs mano parašas, mano brendas. Aha. Tai asmeninis raugas? Taip, asmeninis raugas, tai yra mano šeimos turtas, tai yra mano šeimos parašas. Tai yra, jeigu mano dukra, ar ne, užaugs ir nešis iš savo namų raugą, ji nešis šitą raugą ir kitai savo vyro giminiai pristatys tai kaip savo parašą. Tas visas mano raugas tampa išskirtinai mano raugų, nes tai yra mano šeimos aplinka, mano šeimos bakterijos, mano šeimos mikroflora. Tai va. Tuo ir skirdavosi kiekvienoje šeimoje, sakydavo, kiekviena moteris turi savo rūgštį. Aha. Ne raugą, o rūgštį. Čia labai gražiai skamba, gana plačiai, mintims įvairiausio peno yra, bet iš tikrųjų kiekviena turėdavo savo rūgštį, nes šitą raugą, jeigu mes jo pasidalinam su kažkuo ir jis iki tol, kol yra čia, jį galima kabutėse vadinti mūsų. Nes čia yra mūsų rankos, mūsų, tai ką Edita minėjo, mikroflora ir visas pasaulis. O kai tik kitas žmogus į jį įleidžia savo rankas, duona jau yra kita. Edita nuo dugno kruopščiai gramdo raugo likučius. Kas ir kur sumanė sumaišytą tešlą užraugti, iškildinti, pašauti į krosnį ir vietoj paplotėlio iškepti duoną. Kupolinės krosnės jau prieš 5000 metų žinomos senosiose vidurinių rytų civilizacijose. O kada iškepta duona pradėta raikyti mūsų krašte? Tai klausimas mano tėčiui, archeologui Aleksui. Konkrečių duonos radinių mes turim labai nedaug. Mes turime iš Mažulonio piliakalnių, tai turime gabaliukų iš Kalnų parkų teritorijų, iš to senojo Vilniaus, iš pirminio Vilniaus, iš 13-14 amžiaus konteksto. Yra tie labai negausus fragmentai tyriami, aprašyti. Turime netikrą duoną, falsifikatą, kur studentai įkišo iš Maišiagavos piliakalnio, kur Kulikauskienė norėdavo pajokauti, studentai įdėjo duoną, nes ten buvo daug su žemdirbystė susijusių radinių ir įrankių, ir grūdų, ir viso kito. Bet pagrindė tai mes turime ieškoti archeologinėme kontekste būtent kur galima buvo pas mus tą duoną iškepti. Ir atsakymas jau konkrečiai Kernavėj yra neabejotinai. Taip, duoną kepdavo. Ar duoną iškepus ar neiškepus tikrinam štai tokiu būdu. Apvertus kepaliuką. Pasibeldžiam į vidų. Grinai kaip į duris. Visiškai medinė duona.
Tai reiškia, kad viskas yra tvarkoj, kad duona yra iškepus ir... nes jeigu skambėtų dusliai, tai reiškia duona neiškepus. Yra visada manimas, kad šviežia duona, tai yra aišku minkšta, šviežia minkšta, o jau pabuvus tai kieta. O čia tik parodau, kad tai yra visiškai atbulai. Duona paminkštės rytoj. Bus jau minkštesnė duona rytoj, po 2 dienų bus dar minkštesnė ir taps vienoda. Tai šita duona yra iškepus taip, kaip reikia, kad iškeptų. Dabar mes ją nuprausiam. Nuo ko mes ją prausiam? Pirmiausia, nuprausiam nuo aplinkui buvusių pelenų, nuo kažkokių tai žaryjų dar kokie būna įkibus. Ir kitas dalykas, mes suvilgom jau plutą, sudrėkinam plutą, suvilgom vandeniu, kad jinai iš lėto atbrinktų, tai yra minkštėtų. Nes dabar jinai yra neįpjaunama ir taip. Todėl, kad tai tęstųsi toliau, mes dedam ant drobės šlapios ir uždengiam iš karto kitą šlapią drobę. Ir jinai tokiu būdu gali brinkt toliau. Tai dabar traukiu toliau. Taigi, bent jau vėlyvajame geležies amžiuje lietuviai tikrai kepdavo duoną, ji buvo labai svarbus produktas jų racione, tai neabejotinai. Ir aišku, tas fantastiškas kvapas, tas kepimas duonos, jis turėjo tam tikrą sakralinę prasme ir dėl to duona būdavo ir šventinė ten, ir tam tikrom progom kepama, ir jie pažymėdavo, aišku, kažkokį tą kepalą, jau iškilusi pažymėdavo kažkokiais ženklais magiškais, kad neštų ten laimę. Ir visas apeigos ten vyko su duona, kad jie ir saugo žmogų, ten kažkoks gabaliukas duonos. Na, čia ištisos tradicijos, ką mes matome etnografinėje medžiagoje. Drąsiai galime sakyti, kad tą, ką fiksuojama 18-19 amžiuje Lietuvoje, kad šitas visas tradicijas etnografinės, jos siekia 12-13 amžiaus ribą. Ir aiškiai jau buvo 13-14 amžiai pirmais valstybės gyvavimo šimtmečiais. Taip, kad su duona viskas yra gerai. Ta rekonstrukcija yra graži ir ji gali egzistuoti. Aš imu dabar iš galo ten, ne? Jo. Gerai, žiūriu, kaip čia tas darbas atrodo. Aš čia... Labai gražu. Išsitraukiu. Liuks. Išsižiojusi vieną. Imk pirštinę. Gerai. Opcia, ateik, gražuolė. Svoris kaip ežiuko? Ežiukas svėrė neseniai. Teko gelbėti. Svoris kaip ežiuko, čia geras palyginimas. Rimtai, svoris kaip ežiuko. Ir forma tokia. Taip. Aha, čia jau nuploviau, ne? Jau viskas tvarkai. Nuprausiai. Gerai. Išsimaudė ežiukas. Taip, ežiukas įsimaudė, dabar. Taip va. Gyvosios istorijos renginiuose lankytojai manęs dažnai klausia, iš kur žinote, ką valgė akmens, geležies amžiaus ar viduramžių žmogus. Tai labai plačių ir detalių tyrimų pasiekimas, tad keliaukime į bioarcheologijos pasaulį, kur iš tiesų kažkieno šiukšlės tampa mūsų auksu. Vilniaus universiteto bioarcheologijos centre daktarė Giedrė Kyn rodo dubenį su neišvaizdžiu turiniu. Jokio įtarimo, kad fiksuojame neeilinį vaizdą ir tampame tuo jau pat vyksiančio įdomaus atradimo liudininkai. Atrodo, kas čia per šiukšlių kažkokia krūva, bet pavyzdžiui, ateikit, žiūrėkit. Čia yra iš Bėlio ežero, aš tik išploju, bet matot, jau grūdelį išplaukė. Ar matot? Čia jau yra iš to Bėlio ežero bronzos amžiaus grūdą, aš laikau rankoje. Šiandien išplautas tos vadinamas flotacijos metodų, matot? Ir čia jų daugiau yra, jeigu turėtume tokią archeobotaniko akį, matau, iškart daugiau tų grūdų išplaukia. Čia yra miežiukas, man atrodo. Įdomu, žinot kodėl? Nes čia, man atrodo, tas yra vadinamas plikasis miežis, kuris iš vis išnyksta Lietuvoje. Visoje Europoje jisai išnyksta. Net nežinau, gal tada atsiranda kviečiai daugiau naudoti
Nu, žodžiu, tam yra embrionas ir yra tas ventralinis, vadinasi, dryžys, matot. Čia yra mažas. Žmonės, įsivaizduokit, jį rinko, augino bronzos amžiui prieš maždaug 2600 metų. Ir dabar jisai mūsų laboratorija ir mes jį tyrinėjame, mikroskopą, datuojame, analizuojame. Ir čia bus labai daug tų grūdų šitame mėginyje, nes aš jau ir dabar matau plika akimi. Tai per mikroskopą, aišku, jų pasimatys gerokai daugiau. Šis išnykusios miežių rūšies grūdas paskatino atlikti tiesiogiai su miežiai susijusį eksperimentą. Grįžtu į Kernavę. Rekonstruotoje viduramžių gyvenvietėje epochų sąskrydis. 21 amžiaus žmonės 14 amžiaus kalvio sodybos kieme rikiuoja bronzos amžiaus brūkšniuotos keramikos puodus. Lauže kaista vikingų epochos puodas su vandeniu, o greta jo išskobtas rastas tiktų ir vikingams, ir to metu šios teritorijos gyventojams. Pasiruošti alaus gamybos eksperimentui truko ilgiau nei pats eksperimentas. Sutinku su kritikais. Svarbiai to meto bendruomenės švenčių produkto gamybos aplinkai atkurti reiktų įdėti kur kas daugiau pastangų. Bet šiuo atveju eksperimento dalyvius, Simą, Artūrą ir mane labiau domino pats procesas ir rezultatas. Įvaizdžiui sustiprinti parodysiu kelis archeologinius radinius. Persikėlę į bronzos amžių tarp proceso stebėtojų tikrai rastume pasipuošusių štai tokiais mygtukais. O geležies amžiuje reikėtų atkreipti dėmesį į stebėtojų riešus. Juos puoštų štai tokios dailios apyrankės. Visi šie skirtingų epochų radiniai aptikti vos už kelių šimtų metrų nuo mūsų eksperimento vietos. Bioarcheologijos laboratorijoje matytus išnykusius miežius keičiame į užaugintus ekologiškame ūkyje. Juos reikia sutraiškyti. Bronzos amžiuje šiam darbui naudotos trinamosios girnos. Štai taip jos atrodo archeologo perkasoje. O taip jau rekonstruotos ir įveiklintos gyvosios archeologijos renginyje. Improvizuotoje lauko laboratorijoje tokiomis girnomis iš anksto nepasirūpinome. Įvyksta dar vienas nenumatytas eksperimentas. Simas naudoja prie pirties rastą akmenį, o trinamasis girnas atstoja kalvės prieangyje padėtas akmuo. Esu su hanteliu daręs namuose. Darbas ilgas ir monotoniškas, tad keliamės į Artūro sektorių. Artūrai, ką mes dabar čia darom? Nu, kaip? Kaip bebūtų, keista atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tokiuose induose, tokiuose rykuose darant. Sako, kaip jūs tą sugebat padaryti, kai jis į tą pusę, sako, dar būtų. Nu tai vis tiek, sako, nu tai jis turi sugesti iš karto. Nu kaip, pirmiausia tai verdantis vanduo, karštas vanduo. Jisai savo padaro, užplikintas medžio paviršius. Jisai patampa švariu, vadint steriliu. Būtų drąsu. Ne tai, kad drąsu, bet nebūtina. Laudarystės sterilumo nėra kaip tokio, bet vat švaru turi būti. Šitas po paskutinio darimo, šitas žliauktas kurna, ar kaip jį pavadinkim, jisai buvo švariai išplautas ir sausai padėtas. Gyvybės ant jo paviršiaus visą laiką atsiranda, bet ta gyvybė, sakykim, taip, ji nėra pikta laudarystės atžvilgiu. Čia nėra puvimo bakterijų dėlio kiekio. Čia nėra kažkokių kitų mikroorganizmų, kurie iš esmės būtų blogi laudarystai. Bet kokiu atveju yra prasmės. Yra prasmės. Karštas vanduo. Kitas atvejas gali būti nemažas kiekis šiaudų. Tiesiog ugnimi. Paviršių, sakykim, taip sudėjau šiaudus į dugną. Šitą dalį iki vidurio ir apvertus antraip, sakant, padarant tarpelį tarp žemės, tiesiog dar uždeginant žemės, kad išdegintų ir apatinę dalį. Tada mes jo jau nedrėkintume prieš tai. Sausą jį apdegintume. Bet galima, turint karšto vandens, tiesiog galima prabėgti, vadinkim, paviršių karštų vandeniu. Ir realiai šito pakanka, kad būtų pakankamai švaru.
Tai švara yra ganėtinai svarbi detalė aluje. Tai yra pagrindinė. Nes būna ten Visa ypatingai aludaris ir bačka visas sugenda, ne? Ko gero visa kita yra antriniai dalykai, nes pirma yra švara, po to ten jau turim salyklus, vandenis, visai kita. Pirmas ingredientas švara. Prieš pradedami procesą išsiaiškinkime savokas. Aludaris išgirdęs šį daiktą pavadintą loviu per daug nenustebs, bet tikrai pasiūlys kitą pavadinimo variantą, atkeliavusi iš tolimos praeities. Tai žliauktas arba kurna. Aludario teritorijoje darbo priemonės, kurias norisi pavadinti indais, tampa rykais. Netrukus išsiaiškinsime, kas yra volė, pavoliai, pasėsčiai, salyklas, salinimas ar misa. Tai jau proceso rezultatai, o iki jų dar laukia ilgas kelias. Tai va dabar mes dedam, vadinkim taip, drenažą. Pasėščiai, nu gal. O šiaip tai reikalinga, kad apačioj būtų tarpas, sakykim, kažkoks tai padarytas, kad galėtų ištekėti saldus skystis misa į mūsų surenkamą indą, nes jeigu mes sukrėsime savo salyklą visiškai be jokios apačios, be jokio drenažo, įvardinkim taip, tai tekėjimas teoriškai jisai bus. Lengvai, po truputį, sakykim, judės link šitos skylutės. Nu, bet vietoj to, kad mes čia dabar tekėsim kokią valandą, pusantros maksimum, o gal ir valandos gali nereikėti, jeigu viskas normaliai. Na, tiek to. Truputėlį gal ir ilgiau, pusantros jeigu bus. Tai tuo pirmoju būdu, jeigu apačioje nieko nebūtų, ištekintume, rytį vakarą kažkur. Tai netiks visai. Taip, kad dėsim pasėščius ir tada dėsim kitus dalykus, kurie tarnaus mums už tą, kaip ir filtrą. Tai dėsim kadagius, dėsim viržius. Šiek tiek paskraidykime virš pajauto slėnio. 21 amžiaus vaizdas visiškai kitas nei buvo prieš 1500 metų. Remiantis geologų ir archeologų tyrimų medžiagą padaryta vizualizacija grąžina į praeitį. Slėnyje tada vyko kur kas aktyvesnis gyvenimas nei dabar. Pažymime 2 taškus. Vieną prie Neries, kitą gamtos suformuotoje šlapynės apsuptoje kalvelėje. 2 archeologiniai objektai. Apie juos pasakoja laidos konsultantas mano tėtis Aleksas. Iš vėlyvojo romėniško ar iš tautų kraustymosi laikotarpio pradžios pirmos pusės mes turime 2 vietas, kur buvo grūdai džiovinami specialiuose jaujose džiovykliuose. Grūdai, ypač miežiai, tai neatsiejamas elementas ritualinio maisto, gėrimo ritualinio alaus gamybai buvo labai svarbu. Ir kadangi iš tos antros vietos pajautos slėnyje mes radome ten ir jau pradygusių miežių, tai rodo, kad greičiausiai salyklo, tas susijęs su salyklo gamyba, tai yra 5-6 amžius po Kristaus. Galime sakyti taip, turime alaus gamybos pėdsakus, nes apie alų žinome ir iš kito archeologinio konteksto, kur iš geriamųjų ragų buvo surastos liekanos irgi liudijimas, kad jau alų gerdavo, o čia turime ir gamybos vietą. Pirmas bravoras. Dar klausimas, iki šiol diskusija, žmonės pradėjo užsiiminėti žemdirbystę tam, kad duoną kasdienę pasirūpint, ar tam, kad alų pasigamint. Klausimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo šmaikštus ir paprastas. Jį peradresuoja bioarcheologijos mokslų daktariai Giedrei Kind. Taigi, kas atsirado anksčiau – duona ar alus? Na, iš tikrųjų, čia ne tik tai jum kyla tas klausimas ir archeologai dažnai bando atsakyti, nes visų pirma, ar alkoholis, ar kultūriniai augalai, galbūt taip reikėtų klausti, todėl kad tą alaus suvokimą, kokį mes dabar suvokiam alų, jisai toli gražu nebuvo toks pat, kaip jisai buvo praeityje, ir salyklas tai nebuvo kažkoks atsitiktinis
procesas, kuris išeina savaime darant duoną, nes tai yra žinojimas, tai yra grūdo sudaiginimas, laiku jo dygimo nutraukimas ir visi kiti procesai, kuriuos reikia išmanyti. Ir spėjama, kad ta aludarystė, kaip iš salyklo pasigaminti jau tą misą ir ją ištekinti, tai jinai atsiranda gerokai vėliau negu pati žemdirbystė. Tie procesai, kiek mes žinome, plinta Europoje, daugiau iš to žemdirbystės centrų, tai artimuosiuose rytuose, plinta į Europą, į Prancūziją, Italiją, Ispaniją. Mes tikrai randame įvairiausius, tikrai jau neolite, dalyvavime neolite duomenis salyklo galimo vartojimo. O jeigu kalbant apie alkoholio pagaminimą, tą tokį vadinamą kaip ir grogą, tai ko jam reikia? Reikia krachmolo, reikia kažkokių fermentų galbūt reikia saldumo, kurį galima gauti ir iš sulos, ir iš medaus. Ir jo šaknis siekia gerokai ankstyvesnės yra negu žemdirbystė. Seniausius Lietuvoje aptiktus alaus gamybos požymius palikę žmonės mokėjo įdirbti žemę ir nuimti derlių. Kraštovaizdis keitėsi, tačiau kai kurie žemės ūkio produkcijos apdorojimo rezultatai savo išvaizdą visose epochose atrodė lygiai taip pat. Tai salyklas. Tikėtina, kad tarp jų ir mūsų eksperimentui paruošto sudaigintų miežių salyklo skirtumo nerastume. Ilgas procesas patį salyklą pasidaryti, jeigu tinkamai, tai užtrunka apie iki poros savaičių. Tai čia yra tas salyklas mūsų, ne? Čia yra, galima sakyti, kad salyklas, ir jisai nėra išdžiūvęs, bet yra sudaigintas grūdas ir būtent daiginant grūdą aktyvuojasi tame grūde esantis fermentai. Tas fermentas suyra ir jisai pasiskirsto po visą grūdą ir tada formuojasi krakmolas ir to, ko mums reikia. Gerai, tai apie tuos daigintus grūdus. Kuom jie tokie ypatingi, kad būtent jie naudoti alui? Kodėl, pavyzdžiui, nedaiginti negali naudoti alui? Galbūt ir nedaiginti, gali būti bandomi vartoti kaip produktas. Bet alus iš jo sumoje ko gero nesigaus, nes reikia suskaldyti krakmolą. Gėrimo fermentuoto jokio iš grūdo, kuris nebuvo sudaigintas, nepadarysi. Šaknelės pradžioj, po to išlenda daigiukai. Jie nėra dideli, jie nėra, matosi, tiesiog pasižiūrėjus truputėlį jo. Tų daigiukų pradžioje, iš esmės, ir reikia stot, salyklas jau yra sudygęs. Arba, jeigu kitaip žiūrėt, mes vizualiai matome, kad jis yra toks, o jo viduje biocheminiai procesai, taip įvardinkime vis dėlto šių dienų kalba, ar ne, jau yra padarę tiek, kad viduje esantis krakmolas bus pasiekiamas salinimo metu, pakankamas kiekis jau bus fermentų, kad tą krakmolą būtų galima paskaldyti iki mielėm priimtino valgomo cukraus. Bet reiškia, šitas detalės, tokias gana mokslinės ir cheminės, biocheminės, bronzos amžiaus žmogus jau suprato. Jis nesuprato, reikia manyti, jis nesuprato, kaip tai vyksta. Greičiausiai. Supraskim, ko gero teisingai, mes daugelio dalykų dabar irgi nesuprantame principė. Jis tikrai nežinojo tų visų terminų. Tikrai 100%. Jie yra labai neseni. Bet buvo suvokimas, kad jeigu bus padaryta taip, dievai leis padaryti gėrimą. Padarius blogai, dievai šito neleis. Ties ta vieta, su dievais pyktis nieks nenorėjo. Nieks nenorėjo. Greičiausiai taip ir buvo. Nežinau. Ant gamtinės neaišku, tačiau gamtinės sąlygos tą dieną buvo palankios. Bronzos amžiaus brūkšniuotosios keramikos puodai jau paruošti. O mes aptarėme dar kelis svarbius komponentus. Visų nuostabai mes nenaudosime apinio. Kas buvo naudota, tai buvo naudoti šitie augalai. Tai toks kaip ir anų laikų apinys. Tai yra pajūrinis sotvaras, Myrika galia. Jis labai kvapnus ir tikrai... Net ir žuvęs? Jo, išžiūvęs jisai... Dar labiau kvapnus jisai gavęs karščio ir vandens. Jo, dar jisai praktiškai atstojo
net gal ir druską galima tai pavadinti tais laikais, nes jisai, Jis pakankamai mineralinis. Jo, jis Yra tiesos. vienas iš tų pirmųjų prieskoninių augalų, kurie turėjo būti naudoti ir netgi, gal sakysim, iki pat vikinginio laikotarpio. Šiaurės šalis jo vartojimo taip ir nesustabdė. Principė jį vartoja ir į priekį dar ko gero vartos. Deja, jisai įrašytas Lietuvoje Raudonoje knygoje, taip kad nerekomenduojame jo skinti, kadangi šitas yra parvežtas iš Skandinavijos. Žuvėdų. Iš Švedijos, tai va, mes naudojam jį švediškų šituo atveju, importas. Bet turim ir neimportų. Turim kraujažolę. Aha. Turim kraujažolę, kuri yra mūsų vietinis tikrai pakankamai senai augantis augalas. Tai dabar turim sotvarą ir turim kraujažolę. Ir dar naudosime mūsų krašte labai paplitusią augalą, kadagį, garsėjantį antiseptiniam savybėm ir Lietuvoje labai paplitusi. Bet matau, kad be uogų. Jo, uogos. O todėl, kad yra berniukas kadagys ir mergaitė kadagys. Bet arba tau... Tik mergaitė. Tik mergaitė. Tik mergaitė. Tik mergaitė, supratau. Kankorėžius. Aha. Kankorėžiukus. Mes vadinam uogų. Visi augalai aludarystė yra naudojami tie, kurie turi tų antiseptinių savybių. Buvo toksai kaip ir pasirinkimas tokių augalų. Tai turim sotvarą, turim kraujažolę, turim kadagį. Taip. Ir turim viržį. Dabar Erikinių šeima. rudeninė puošmena kiemuose ir palangėse, ne? Irgi antiseptinės savybės, irgi skoninės savybės. Vėlgi, kaip vartot. Galima visą, kaip jis yra dabar. Galimas variantas jau toks vien tik dėžėtai. Vėlgi duoda, visiškai gal kitą, labiau švelnesnį, labiau žiedišką prieskonį. Bet kokiu atveju tai augalas yra, grįžkime ant to paties kurpalio padėta, augalas antiseptinis. Plius jau daug, jo yra, jo rinkti nesunku. Tai irgi yra plius. Realiai, jeigu tai paimti, tai žmonės ten ilgai neieškodavo, viską naudodavo, kas paranka. Kas aplinkui? Ėmė tiek, kiek reikia, ką bus sunaudota. Niekas neteisi, mano supratimu, to, ko nereikia. Taip, tai pats procesas dabar kaip atrodo? Procesas yra labai panašus į košės virimą. Mūsų tikslas yra šildyti puodą. Kaip žinome, bronzos amžiuje mes ir kaip neturime tų metalinių puodų, tai darom kuo paprasčiau ir viską darysime ant laužo keramikinę mindę. Kaip jau minėjau, mums reikia salyklo, tai yra daigintų grūdų, tai būtent miežis. Tuo metu bronzos amžiuje turėjo jau tokią kultūrą. Taipogi labai plačiai bronzos amžiuje vartota, gal mums jau dabar mažiau žinoma kultūra, yra soras. Viską sudėjom, sumaišėm ir ką mums reiks toliau. Ką dabar jį supilti? Dabar mums reikia paimti tiesiog šaltą vandenį. Ne, dabar mes atvirkščiai gal pilam į šitą. Į šitą, aha. Jo, pilame šaltą vandenį ant... Tai gerai, jeigu mes turim daugiau salyklų šiuo atveju, o jeigu jo turėjom, kiek turėjom, dapilt galima visą laiką, va, išimti neišeis. Ir statom jį prie laužo. Tiesiog. Galima truputėlį načiau. Tai dabar... Ir jis šyla. Jeigu taip detalizuojant, artimiausiam krašte baltymas skaido, per vidurį krakmolas skaido, o čia želatinizacija, grūdas įsigeria ir gerai pasiskirsto fermentas po grūdą. Tokias idealias sąlygas pasiekti netgi ir siekiamybė šių laikų aludarių. Puodas kaista, salyklė užkurdama sudėtingus biocheminius procesus. Jokių receptų ar ant lapelių parašyto gaminimo etapų. Kaip ir tada, viskas paremta tik patirtimi ir intuicija. Skirtumas tarp epochų tik toks, kad šiandien procesą galima paaiškinti anuomet neegzistavusiais žodžiais ir terminais. Tai dabar matome skystis, jisai labai baltas, tai čia matome krakmolą. Ir jis palaipsniui pradės skaidrėti ir tai bus ženklas, kad mūsų fermentas amilazės veikia ir jau krakmolas skaidomas į cukrus. Skystis pataps labai saldus, tai irgi ženklas, kad mums viskas pavyksta. Panašus procesai turi vykti ir žliaugte. Geležies amžiaus eksperimentas šiek tiek atsilieka nuo bronzos amžiaus. Žliaugto dugne – filtras. Iš pradžių – kadagio šakelės. Po to – šutinti viržiai. Ir dar bruknė žiūrė gabaliuką radai.
Bronzos amžiaus puodo turinys reguliariai maišomas. Termometras rekonstrukciniu požiūriu svetimkūnis. Šiuo atveju jis tik skirtas įrodyti tai, kas ir taip jaučiama ir matoma. Iš žliaugtą suverčiamas miežių salyklas. Jį reikės palepinti karštų vandeniu. Labai eina? Ar labai eina? Lauže kaista dar vienam procesui skirti akmenys, o puodą jau metas traukti lauk. Iš žolynų sukamas filtras, produktui suteiksiantis papildomo skonio ir kvapo. Bandom košti. Tikiuosi, kad ne pro šalį. Tai mums reikia nusimti tą skystį tik tais. Tai tas skystis dabar košiasi per tokį mūsų improvizuotą filtriuką. Čia dabar nebūtinai viską, nes reikės vėl užpilti vandens ir tą visą saldumą paimti iš tų grūdų salyklo. Per kelis kartus. Per kelis kartus. Tai va taip vis kartosim tą procedūrą, kol užpildysim tam pačiame inde ir visas tas alus pradės vaikščiot gyventi. Aludariai nemėgsta žodžio rūgti, nes asocijuojasi su blogais dalykais. Rūgti nuo žodžio rūgštis, o čia jisai gyvens. Aludariai vadina labiau vaikšto, gyvena, tai va jisai užgyvens. Akmenys lauže įkaitę. Netrukus stebėsime, ko gero, patį įspūdingiausią mūsų eksperimento procesą. Tai yra pats, bent jau visiems aplinkiniam, šou elementas, kada puola į viršų garas lėkti. Nors šiaip tai ypatingo čia jokio šou nėra. Mes dabar įdėjome tekinimui jau iš esmės paruoštą salyklą, mentalą, įkaitintus karštus akmenis. Tai duoda mažiausiai du svarbius dalykus. Tai mums šiek tiek pašildo salyklą, tai, sakykime, kaip šilumos šaltinis. Ir kitas svarbus pakankamai dalykas, kad visiškai artimoje aplinkoje aplink akmenį karštą vyksta karamelizacijos procesas, kas duos truputėlį papildomo skonio, duos šiek tiek, gal labai nelabai stipriai, bet vis dėlto duos papildomai tamsesnę spalvą. Šitokiu būdu yra labai tvarkingai pakeliama temperatūra. Aš manau, kad tais laikais gal buvo ir vienintelis būdas pakelti temperatūrą. Aš manau, kad jis buvo vienintelis. Karštas akmuo buvo vienintelis būdas. Įsitikinęs. Vienas ypač svarbus komponentas mus supo per visą eksperimentą – nematomas. Atrastas tik 17 amžiuje. Parodyti jo negalime, tačiau tikimės, kad bent viena tinkama mikroskopinių grybų grupės rūšis tūno šiame medaus stiklainyje. Tai mielės. Vienas iš mielių šaltinių, gerų mielių, tai yra būtent medus. Meduje yra nemažai mielių, tik tai jisai dėl kažkokios konsistencijos savo jisai negali užgyventi, nes per mažai vandens. Bet kada mes atskiesime visą šitą misą, tai bus jau pakankamai, kaip sakoma, to mielėm užgyventi. Didžioji dalis mikropasaulio mūsų supančių vis dėlto yra mielės. Taip skaičium, jeigu įmant, ar ne. Tai jos ir... O misa yra labai greitai pasigaunantis, sakykim, bet kokią gyvybės formą ir jame labai greitai prasideda reikalai, vadinkim tai. Ar geresni, ar blogesni, kitas dalykas. Tai aludario kaip ir toks senobinio ir dabartinio galbūt, jeigu spontaninė fermentacija bandoma propaguoti, ar ne. Tai yra toks plonas reikalas pataikyti, kad tame mikropasaulyje, sakykim, užvyrautų aludario reikalingi mikroorganizmai. Nes mikropasaulyje vyksta toks įdomus variantas. Mikropasaulyje vis neapgausi, jie seniau čia gyvena. Ja, tai sakysim taip, tai čia ne vieni mes maitinamės, tai dėl to mums reikia saugotis. Jie seniau čia gyvena, jie geriau žino. Mes tik taip galim bandyti nukopijuoti nuo jų. Čia mes invazinė rūšis. Taip, jie geriau žino. Medus užduos gyvybės mūsų gėrimui. Ir jau ryte gal matysime ženklus kažkokius. Žliaugte arba kurnoje misa išgaunama šiek tiek kitų būdų. Neužtenka tik ištraukti kaištį ir po srove pakišti kubilą. Salyklė visą dieną vykusių procesų rezultatas paaiškės tik po poros.
Dabar jis teka pakankamai toks, neskaidrus dar, su gruba visokio tų pačių grūdo dalelių, truputėlį luobelių smulkių. Mes kažkiek tai šitą kibiruko puselės, gal 2 kokias, tiesiog patekinsim va taip ir supilsim atgal. O galėsiu aš įpilt? Taip, drąsiai. Į kurią vietą tik nurodyk? Čia, va taip. O kai jau matysim, kad pradeda tekėti pakankamai skaidrus, pradėsim rinkti misą. Surinksim, atšaldysim iki žmogaus kūno temperatūros, į 36-37 kažkur tai. Vienu atveju paliksim spontaniniai fermentacijai, vienas variantas medus, kitas variantas aplinka, trečias variantas yra ir mielės, ką mes ir darysim be kitako, tą vienu atveju. Ir bus alus. Štai tokia archeologinių tyrimų seka. Nuo plačių atstumų iki mažo grūdo. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės pakviesime į dar vieną ekspediciją. Šią ir kitas keliones visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.